Jei užduočiau klausimą žmogui, ar jis norėtų ko nors paprašyti pas Dievą, kad jis jam atsakytų? Manau, kiekvienas rastume ko paprašyti. Kažko mums reikėtų, kažko mes norime, kažko mes siekiame. Ir skaitant šventam rašte istoriją apie Jėzaus nukryžiavimą, prie jo buvo arti žmonės. Ir vieni iš jų buvo kareiviai. Morkaus Evangelijoje 15 skyriui 24 eilutėje, nukryžiavę jį, jie pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Štai tokia trumpa ištrauka. Nukryžiavo Jėzų ir pasidalino drabužį, metė burtą, kam atiteks. Taigi, grįžtant prie to pirmo klausimo, ar tau ko nors reikia, aš kelčiau antrą klausimą, ar tau reikia Jėzaus. Ar tau reikia jo aukos, jo meilės, kuri dėl tavęs liejosi ant kryžiaus, kad tavo kaltės, mano kaltės būtų atleistos. Ar mums užtektų to drabužio, ką mes be pavadintume to drabužiu, to atsakymo, to palaiminimo, galbūt sveikatos, kad gerai sektųsi mums, ką mes darom darbuose, namuose, gerai būtų mūsų artimiesiems. Bet ar man reikia daugiau, ar man reikia Jėzaus? Ir neužtenka būti arti prie jo, kaip kareiviai buvo arti. Reikia, kad mūsų širdis ateitų prie jo ir priimtų jo meilę. Nepasitenkink drabužiu, ateik pas Jėzų.